Papasakokit vis vien. Norite jūs, ar ne? Ir jinai skirta jaunimui, paaugliam. Tai dabar aš nežinau, ar jūs paaugliai, ar ne paaugliai? Ar skaitote apie meilę? Na tai gerai. Tai čia iš tikrųjų visiškai kitokia knyga. Na gal negalima sakyti tokia, irgi labai linksma ją skaityti, nors ne apie liūdnus dalykus, kaip ir sakykime, Zuika Padūkėlis, Aprašėtelė, apie liūdnus dalykus, bet parašyta linksmai. Šiaip jau aš, kaip sakiau, esu parašęs 24 knygas. Pati pirmoji buvo skirta suaugusiems, o jau po to prasidėjo vaikams adresuotos knygos. Ir paaugliam jaunimui esu parašęs 2 knygas. Minėtama, kaip minėjo Rasa, Nevaita dienoraštį. Ir štai šitą, Baltos durys. Tai kai išėjo Baltas dienoraštis, aš pamenu, buvau tokiame susitikime kaip šiandien Panevėžy ir viena panelė man pareiškė, kad šita knyga kažko jai primena Melvino Burgeso herojiną. O tada aš paklausiau, o kurį įdomesnį Nevaitos dienoraštis. Tai man taip savimėlė paglostė. Ir po to Vilniuje aš irgi turėjau tokį renginį ir viena bibliotekininkė, Meilė Prikšaitienė, man tiesiog paprašė, tiesiog primiktinai pasakė, kad aš turėčiau dar kažką parašyti jaunimui, paaugliam. Nes paaugliam, sako, nors dar nėra tų knygų, kurias jie skaitytų, nes paaugliai jie tokia jau publika, jiem nebet ką paduosi, jie nebet ką nori skaityti. Na ir mes įsiskyrėm, taip ir aš pasižadėjau, kad dar kažką parašysiu paaugliam ir pagrindinis jau herojus bus nebe panelė, kaip šitam nebaigtam dienoraštį, o jaunuolis. Na ir tada tik tai Meilė ta Prikšaitienė man pasakė, tai žiūrėkit, tik tai kai rašysit paaugliam knygą, kad jinai nebūtų storesnė kaip 200 puslapių. Nes jeigu bus daugiau puslapių, tai jie tiesiog net pasižiūrė, aha, 200 puslapių, 200 su viršum ir viskas, nenori šitos knygos. Turi būti 190 keli puslapiai, tada neskaitys. Nu kągi, rašydama šitą knygą aš ir tą turėjau omeny, kad neišeitų labai jau ta stora knyga. Vis dėlto atrodė, kad ir šriftą parinkom tokį nedidelį, vis tiek maketotojas sumaketavo, išeina paskutinis skaičiukas ir 210. Na, bet aš manau, kad ta 10 puslapių viršyta, kad nieko gal čia tokio baisaus ir nėra. Na, kągi, čia tokia skausminga tema, liūdna tema apie narkomanas yra pagrindinis herojus. Įklimpęs į narkotikus, aš nežinau kaip Šiauliuose, bet Vilniuje, jeigu aš tai nelabai juos atskiriu, bet kai aš bendravau su vienu narkomano seserį, sako, o Jėzau, jūs sako, kaip skruzdėlių tenai. Ir Katedros aikštėje, ir Senamiestį, ir Gedimino prospekte, visur pilna. Jie vaikšto, jie prašinėja pinigų, jie prašo, skundžiasi, kad jie nevalgė kelias dienas, kad jie nupirktų bandelę. Žodžiu, aš pagalvojau, kad reikėtų apie tai rašyti, nes šiaip jau daugiausia mūsų prozininkai arba pasakas rašo, o šiaip kažką, o to tikro mūsų paauglių gyvenimo, tokio skausmingo gyvenimo jie ir nemato. Bet suprantat, kaip iš tikro knygą apie narkomaną jau parašyti galėtų tik tai narkomanas, kuris pats yra patyręs tos visus išgyvenęs, visus tos skausmingus dalykus. O aš pats to nepatyriau, tai aš tada susiradau tokį dienos centrą mokykloje Vilniuje, kuris veikia, ten nuvažiavau, prisistačiau, kad esu rašytojas, kad noriu rašyti apie narkomaną knygą. Tai jie ten kažkaip mane labai kreivai pasižiūrėjo, nelabai ir bendrauti norėjo, kad, tai sakau, aš noriu pašnekėti su kokiu nors jaunuoliu, tai ta moteris sako, kad nelabai galima šnekėti apie jo tas nuodėmes, nes jis, jeigu jau metęs dabar yra keli mėnesiai, tai jis tada vėl prisimins visą tai ir vėl grįžys prie senų įpročių. Vis dėlto aš išprašiau numerį vieno tokio jaunuolio Tomo, paskui jam paskambinau, susitariau, sakau, mes pasišnekėsim, aš noriu sužinoti apie tave, rašysiu nebijok, ne apie tave, bet man reikia sužinoti visą tai, daug dalykų iš tavęs sužinoti. Gerai, susitarėm, kad susitiksim, atvažiavau į pasimatymą, laukiu, jo nėra. Matyt, jisai įsigando ir vis dėlto neatėjo. Po to skambinau, jau ir telefonas neatsiliepia, ir žodžiu blogai. Galvoju, ką daryti. Tada pasiskambinau tokiam Vytautui Leipui, kraštiečiui Uteniškiui, kuris buvo kažkada Vilniaus vyriausias policininkas.
Sakau, Vytautai, tu viską žinai, gali man ko gero padėti, aš noriu apie narkomaną rašyti knygą. Tada sako, tu skambink Algiui Vainickui, kitam policininkui, kuris yra vyriausias kovos su narkomanija, kažkoks prevencijos kažkoks skyrius, nebežinau, kaip ten vadinasi. Aš paskambinau tam Vainickui, jis apsidžiaugė, sako, tikrai tokios knygos reikia, padėsiu, sako, to labiau, kad vaikystį skaičiau jūsų Zuiką Patukėlį, labai patiko. Žodžiu, mes susitarėm, kad jis man padės, duos kažkokios medžiagos, kažkokių įspūdžių, gal kažko, ar supažindinti su kokio nors to likimo, tokio likimo žmogum. Ir mes susitarėm, kad aš jam paskambinsiu už poros arba 3 savaičių, kai užbaigsiu knygą, kurią tuo metu rašiau. Nepraėjo ne savaitę, aš išgirstu, televizija praneša, mirė Algis Vainickas. Va, ir dabar galvoju, kas čia bus. Nebeparašysiu tos knygos tikriausiai. Bet, na, apie mano tą sumanimą žinojo mano žmona, ir man vieną kartą sako, atėjus iš darbo, žinai, aš sako, žinau moterį, kuri turi narkomano dienoraštį. Man net saulė išvyto akyse. Sakau, labai, kaip jį išgauti tą. Tai sako, aš pasakysiu, jinai atneš. Ir iš tikrųjų, ta Loreta, narkomano, kurios brolis ir narkomanas, atnešė jo dienoraštį, o tą dienoraštį tas Gediminas, jos brolis rašė, būdamas Minkštų dvare, Ignalinos rajone, tokioj gydykloj, kur gydosi narkomanai. Aš perskaičiau, šiaip ne taip perskaičiau tą dienoraštį, kadangi jis buvo surašytas labai smulkiai ir taip jau neįskaitoma rašysena, kad tiesiog aš turėjau ten su lupa šifruoti. Na ir dėja nieko aš ten labai neradau tokio įdomaus, kas man patiktų kaip rašytojui. Tada aš pradėjau kamantinėti pačią Loretą, tą jo seserį. Ir jinai man pripasakojo daug įdomių ir dėja baisių dalykų. Ir pasirodo, aš sužinojau, kad kai narkomanas įklimpsta į tą bėdą, tai iš tikrųjų jis jaučiasi labai puikiai. Jis gali vogti iš tėvų pinigus, daiktus nešti, pardavinėti ir ten gerti, ar kaip ten, ar leistis galų galę tuos jau narkotikus. Jis jaučiasi puikiai, jis gerai, jeigu jam kas nors pasako, kad tu turi keisti savo gyvenimo būdą, tu negerai gyveni, jis sako, jūs patys blogai gyvenate, aš gerai gyvenu. Ir tai yra ta narkomanija, tai, na, iš tikrųjų, bėda būna ne tiek jo paties, o visos šeimos ir net visos giminės. Na ir aš, aišku, kalbėjau ir su tuo pačiu Gediminu, 2 kartus regis buvau susitikęs artis, su jo seserė, su jo žmona, su jo mama. Na, jie man pripasakojo tokių labai įdomių dalykų. Ir, aišku, aš ne visus juos čia sudėjau į tą knygą, jokių būdų. Aš, tiesą sakant, ir nenorėjau skaitytojo gąsdinti, sakyti, tuo narkotikų baubu. Tiesiog man pasirodė, kad reikėtų papasakoti meilės istoriją. Na, neįmanomas meilės istorija, tokia dramatiška. Ir parodyti, kad narkotikai ir meilė yra nesuderinami dalykai. Ir čia, iš tikrųjų, to geno meilės užlūkdo būtent taip, kad jisai narkotizuojasi. Na ką, šitą viską, atrodo, papasakojau, na ne viską, bet viską papasakojau, kad neįmanoma. Dabar gal tada aš paskaitysiu keletą ištraukų. Šitą knygą, na, čia romanas yra taip įvardintas, bet jinai labai lengva ją skaityti, kai kas perskaito per 1 vakarą, kiti, kurie skaito lėčiau per 2 vakarus. Kaip minėjau, jinai tokia gana linksmai skaitosi. Jinai parašyta iš tokių mažų gabalėlių, iš scenelių sudėliota, kurių yra, nežinau, kiek aš jau paskaičiavau, gal keli šimtai. Ir kiekviena scenelė tokia yra savotiška kaip ir novelė. Pagrindiniai herojai yra tas Genas, iš tikrųjų jo gyvenimo vardas Genas, Gediminas, jos sesuo Loreta, knygoje įmeiluota, jo mama, jo dėdė Alfonsas, kuris čia vadinamas Fūnė, na ir dar jo senelis. Tai aš dabar, ar jums būtų įdomu, ar jūs norėtumėte paklausyti, kad aš paskaityčiau šitą, ne?